Labadiena! Šios pamokos mūsų tema yra susipažinti su žmogaus ir kompiuterio sąveikos arba grafinių vartotojų sąsajų atsiradimo istorija ir sužinoti, kodėl tai yra svarbu. Ir be abejo, kaip kito grafinė vartotojo sąsaja bėgant metams. Pradėsime nuo filosofinio klausimo. O kodėl mums yra būtina žinoti grafinių vartotojo sąsajų atsiradimo istoriją? Protingi žmonės yra pasakę, kad tu gali žinoti, kur eiti į priekį tik tada, kai žinai, iš kur atėjai. Vartotojo sąsajoms tai yra ypač aktualu, kadangi technologijos labai sparčiai keičiasi ir netgi per metus technologijos pasikeičia. Pavyzdžiui, niekas negali garantuoti, kad mobilus telefonas, tokį, kokį jūs dabar matote savo rankose, po 2 metų neatrodys kaip mažutė plokštelė. Arba iš vis galbūt jūs jo nematysite. Bet grįžkime nuo pradžių, nuo tada, kada atsirado kompiuteriai ir kada pradėjo būti įdomi vartotojo sąsaja ir vartotojo poreikiai. Tai pirmosios mintys apie skaitmeninius kompiuterius atsirado dar 1700 metais, tačiau, žinoma, tam trūko technologinių galimybių. Ir 1940–50 metais buvo pradėti kurti pirmieji galingi superkompiuteriai, tačiau vartotojo sąsaja jiems buvo neaktuali, kadangi žmogus tiesiog įdėdavo kortelę į didžiulį superkompiuterį ir po to jis su kompiuteriu nebendraudavo. Tiesiog gaudavo rezultatą. Vartotojo sąsaja turi tam tikrą specialią koncepciją, kai vartotojas bendrauja su kompiuteriu ir gauna norimą rezultatą bendraudamas, nuo pradžių iki galo kontroliuodamas situaciją. Taigi, be abejo, kūrėsi tobulesni kompiuteriai ir jau 1945 metais buvo sukurta pirmoji interaktyvaus kompiuterio idėja ir netgi ne idėja, o realizacija. Vienas iš pirmųjų grafinės sąsajos pačios idėjos sukūrėjų buvo 1945 metais buvo Vanneveris Bušas ir jisai sukūrė pačią idėją ir net realizavo prietaisą, kuris vadinosi Memex. Tai yra vienas pačių pirmiausių kompiuterių. Ir šitas prietaisas jau naudojo interaktyvų bendravimą su to kompiuterio vartotoju. Taip pat Memex galėjo apdoroti netgi ir tam tikrą tekstinę informaciją. Tačiau pagrindinis interaktyvios vartotojo sąsajos proveržis, arba gal pirmieji didesni žingsniai, kitaip sakant, buvo nuo 1960 metų vidurio. Tuo metu kompiuteriai buvo per brangus pavieniams asmenims, tačiau jais jau buvo galima naudotis patogiau negu dideliais superkompiuteriais. Atsirado interaktyvios sistemos, žmonės dar nedirbo kasdienių darbų su kompiuteriais, tačiau jau buvo galima apdoroti ir tekstą, ir redaguoti tekstą. Taigi, kadangi atsirado ryšys su žmogum, kompiuterio ryšys su žmogum, atsirado poreikis analizuoti, kaip kurti patrauklias vartotojų sąsajas. Ir 1960 metais mokslininkas Licklideris įvedė sąvoką žmogaus ir kompiuterio simbiozę. Tai buvo pirmieji žingsniai į didžiulį mokslą, kurį dabar vadiname žmogaus ir kompiuterio sąveiką. Jisai teigia, kad žmogaus smegenys ir kompiuterio mašinos savotiškos smegenys turėtų suprasti vienos kitas. Taigi, nuo šios idėjos, nuo šių mokslininkų, pirmųjų pradininkų, kurie pradėjo kurti vartotojo sąsajas, prietaisai, kompiuteriniai prietaisai pradėjo labai greitai keistis ir labai pradėjo greitai keistis jų vartotojo sąsajos. Pavyzdžiui, 1963 metais
1963 metais buvo Ivanas Sutherlandas išrado sketchpadą, kuris jau galėjo ir kopijuoti, turėjo ikonas, netgi turėjo įvedimo pieštuką. Douglas Engelbartas jau naudojosi ir pele, ir langų sistema. Taip pat atsirado multimedijos tam tikri elementai, atsirado galimybė dalintis failais. Tai prisiminkit šitą pavardę, nes Douglasas Engelbartas yra kompiuterinės pelytės išradėjas. Aišku, ta kompiuterinė pelytė atrodė šiek tiek kitaip negu dabar. Dar viena svarbi asmenybė kompiuterių grafinės vartotojo sąsajos kūrimo laiko juostoje buvo Alanas Key. Tai yra žmogus, kuris įvedė darbalaukio, arba mums geriau žinoma kaip desktopo sąvoką. Ir jis buvo pirmasis asmeninio kompiuterio naudojimo savininkas, idėjos savininkas. Jisai nusprendė, kad kompiuteriai turėtų būti labiau prieinami žmogui negu vien tik tai verslui, tai turėtų būti jie sumažinti ir pradėjo dirbti ties tuo. Tačiau galiausiai kitas taip pat svarbus žmogus šioje srityje, Tedas Nelsonas, iškėlė idėją, kad kompiuteriai turi padėti ne tik verslui, bet ir kiekvienam žmogui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi turėti galimybę prieiti prie kompiuterio, juo naudotis, pavyzdžiui, naudotis kompiuteriu. Ir tai turi būti paprasta. Be to, tie žmonės turėtų būti sujungti į tarsi vieną tinklą ir galėtų bendrauti vienas su kitu. Taigi atsirado dar tokia sąvoka kaip hipertekstas. Geriausia turbūt mums žinoma yra iš internetinių technologijų, kai paspaudus nuorodą yra nukreipiama į tam tikrą vietą. Tai prasidėjo mums jau žinomų kompiuterinių platformų istorija. Šiais laikais, jau nuo 2000 metų, technologijos labai sparčiai keičiasi. Ir pradedant asmeniniais kompiuteriais, telefonais, kurie pradžioje buvo labai dideli, šiomis dienomis mažėja savo dydžiu, arba priešingai, didėja dydžiu, tačiau daugėja ir jo funkcionalumo. Be to, šiais laikais kompiuteris jau tampa ne tik mums suprantamas su klaviatūra, tačiau jis yra valdomas ranka, keičiasi apskritai bendravimo su kompiuteriu priemonės. Ir iš tikrųjų reiktų išskirti keletą svarbių istorinių aspektų, kaip yra bendravimo su kompiuteriu, kokios yra sąveikos ir kokia buvo jų istorija. Tai visų pirma, tai turėtų būti tiesioginis grafikos elementų manipuliavimas. Ką tai reiškia tiesioginis manipuliavimas? Kai jūs galite paimti prie kompiuterio ir paspausti tam tikrą mygtuką arba klaviatūrą ir valdyti kompiuterį paspaudimais. Šita metafora, bendravimo metafora su kompiuteriu atsirado dar 1960 metais ir žinoma tęsiasi iki šiol. Kita labai populiari priemonė bendrauti su kompiuteriu yra įvedimas pelyte. Tai yra viena iš tiesioginio manipuliavimo priemonių, tačiau ji tapo labai patraukli, ypač kai pradėjo kurtis kompiuteriniai žaidimai. Nes kompiuteriniam žaidimam buvo labai svarbus interaktyvumas ir labai greita reakcija, o pelytės turi savybę labai greitai judėti. Kitas labai svarbus aspektas kompiuterinių vartotojo sąsajų kūrimo istorijoje buvo langų, vadinamųjų langų atsiradimas. Jūs tikriausiai žinote, kad net yra operacinė sistema Windows, pavadinta nuo to paties žodžio langai. Kai atsiradus vartotojo sąsajai, vartotojas galėjo vienu metu jau pradėti daryti keletą veiksmų, pereiti nuo vienos kompiuterinės formos prie kitos. Langų sąvoka taip pat atsirado 1960 metais, bet kiekvieną kartą jį tobulėja ir tarkim, naudojant jau šiuolaikinį išmanųjį telefoną, langas šiek tiek
pakeičia savo tikrąją prasme ir jis tiesiog tampa ekrano, mobilaus telefono ekrano langu. Kas dar buvo labai svarbu? Tai labai svarbu buvo teksto redagavimo funkcijos, kadangi iš esmės kompiuteriai pirmiausiai buvo sukurti verslui. Verslui ir pirmiausia valdyti bylas. Tai todėl teksto redagavimo programos tobulėjo, tačiau tobulėjo ir įvedimo prietaisai. Reikia pabrėžti, kad šiais laikais tekstą galima įvesti ne tik klaviatūra, ne tik pelyte, bet galima tekstą įvesti ir balsu. Balso atpažinimo sistemos taip pat sparčiai tobulėja. Žinoma, Lietuvos rinkoje jos dar nėra labai išvystytos, tačiau įvedimas balsu ir balso atpažinimas yra viena populiaresnių paradigmų, taip tam tikro bendravimo su kompiuteriu metodu. Kodėl asmeninių kompiuterių atsiradimas buvo toks svarbus grafinių vartotojų sąsajų kūrimo procese? Visų pirma, sistema, kuri yra patogi vartotojai, yra daug galingesnė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime pradėti galvoti apie tai, kokia sistema yra patraukli. Ne tik, kad jinai veiktų gerai ir efektyviai ir darytų užduotis, bet ir tai, kad jie naudotis būtų paprasta. Be to, sumažėjus kompiuterių dydžiui, žmonės galėjo jas naudoti savo namuose. Taip pat atsirado internetas, o tai reiškia žmonių sujungimą į vieną didžiulį tinklą ir daug komunikacijos galimybių, didesnės netgi verslo plėtros galimybės, failų dalinimosi galimybės ir įvairiausi su tuo susiję metodai. Taigi, asmeninis kompiuteris iš esmės pakeitė istoriją, bet taip pat pakeitė ir tai, jog grafinės vartotojo sąsajos turi būti kuriamos patrauklios. Ir patrauklios turiu omeny ne tik dizaino prasme, bet ir patogios. Ir pabaigai norėčiau pakalbėti apie paskutinį, bet ne ką mažiau svarbų grafinės vartotojo sąsajos elementą. Tai yra įvedimo ir išvedimo įrenginių istorija. Pavyzdžiui, kas tai yra įvedimo įrenginiai, tikriausiai visi žinote. Tai kaip mes galime bendrauti su kompiuteriu, duoti jam tam tikras komandas. Kaip tai buvo daroma anksčiau? Kažkada tai buvo daroma laidais, informacija perdoma popierinėmis kortelėmis, kaip minėjau, pirmieji kompiuteriai turėjo tokias popierinės korteles, arba žinoma klaviatūra, tai vienas iš seniausių įvedimo įrenginių. Kaip viskas vyksta dabar? Pagalvokit. Taigi, be abejo, klaviatūra yra tas atsakymas, kuris yra populiariausias. Tačiau ne tik klaviatūra, prisidėjo ir pelyte valdymas, prisidėjo mikrofonas, kaip ir minėjau, balsas atpažinimas balso. Taip pat prisidėjo kursorius arba net ir tam tikros sutrumpinimo komandos. Ir kas vyksta dabar ir kokie įvedimo įrenginiai bus populiarūs ateityje? Vėlgi, siūlau pagalvoti. Vienas iš naujausių įvedimo įrenginių tai yra tam tikros specialios pirštinės, su kuriamis jūs galite judesiu valdyti situaciją ekrane arba sąsają. Taip pat, kaip ir minėjau, tai yra natūrali kalba. Natūralios kalbos technologijos balso atpažinimas sparčiai tobulėjo. Veido atpažinimas, skaitimas iš lūpų taip pat sparčiai tobulėja. Valdymas judesiais, Kinectas, jeigu jums yra žinoma tokia sąvoka. Ir labai daug įrenginių, kai stengiamasi visai atsisakyti klaviatūros ir viską daryti tiesioginio lietimo arba tiesioginio tam tikro manipuliavimo ranka ar galvos pasukimu metu. Taigi,
Be abejo, keičiasi ir išvedimo įrenginiai. Išvedimo įrenginys paprastai yra suprantamas kaip prietaisas, padedantis pamatyti informaciją arba tą patį grafinį dialogą su vartotoju. Labai senais laikais, kai atsirado pirmieji kompiuteriai, dar jie buvo diodiniai kompiuteriai, turėjo tokias diodinės lempas, buvo vienspalviai, po to atsirado spalvoti kompiuteriai. Taip pat tobulėjant ekranams, jie plonėjo ir dabar praktiškai jau yra ekranai, kurie turi beveik plėvelę. Ir ant tos milimetrinės plėvelės yra rodomas vaizdas. Taip pat ateityje, net jau ir dabar yra sukurta hologramos, kuriuose galite matyti vaizdą. Tikrai manau, kad namų darbams pasiieškosite dar, kokie yra išvedimo ir įvedimo įrenginiai šiais laikais ir kokia yra jų perspektyva. O tam, kad jums būtų lengviau, prašom pažiūrėti YouTube'e 2 filmukus. Ir iš tikrųjų pora užsienio studentų sukūrė nuostabią dainą apie žmogaus ir kompiuterio sąveikos istoriją. Ir tiesiog suraskite tenai, kada buvo sukurta pirmoji pelytė, kada buvo sukurtas pirmasis kompiuteris ir kada atsirado Apple kompiuteris. Tai šiek tiek šiai paskaitai.